Treneris, su pergalė, kaip buvo svarbu po pralaimėjimo namie vėl sugrįžti pergalių kelią? Buvo labai svarbu šiandien laimėti, gauti 3 taškus ir čia mes važiavome į Alytų ir supratom, kad čia nelengva bus, todėl kad Dainavos komanda kovojo už kožno taško ir praėjusias rungtynės, ko mes čia išvyko žaidėm nepaprastos buvo ir šiandien negali pasakyti, kad mums labai lengvai buvo, visos rungtynės oponentai kovojo už kožno kamuolį, už kožno momento. Aišku, mes esam patenkinti, kad laimėjom ir 3-0 ir taip sakant, tos situacijos, kur mums reikėjo biškį ramiau sužaisti, irgi sužaidėm ramiau, todėl mes esam patenkinti. Bet visgi ir buvo dviejonių, kai Eligijus Jankauskas įmušė įvartį, vėliau teko jį pakeisti po traumos ir galbūt ta sunkesnė tokia antro kėlinio pradžia buvo. Aišku, kad Eligijus yra labai svarbus mums žaidėjas ir jie pirmieji įvarčiai buvo labai svarbu ir šiandien. Bet aš galėtų sakyti, kad irgi Deividas Dovydaitis, kas išėjo šiandien pakeitė Eligijų, neblogos rungtynės sužaidė, pačioj antro kėlinio pradžioje biškį porą momentų reikėjo adaptacijoje, bet visaip kitaip, aš galvoju, kad taip komanda sužaidė ramiai, laukė savo momentus ir vėliau jau realizavo juos. Tai kiek rimta yra Eligijaus trauma, ar čia tik tai? Kol kas sunku pasakyti, aš galvoju, kad reikės sulaukti dabar porą dienų, kokia bus dinamika, ko medicina sakysi, tada jau galėsim pasakyti sekančios savaitės pradžioje. Na ir kokį balą parašytumėte šiandien savo ekipos gynėjams, tiek Nojui, tiek ir Vytautui? Aš galvoju, kad pats svarbiausia yra, mes ant 0 sužaidėm gynyboje ir mums 9 rungtynės iš eilės tas nepavyko. Šiandien pavyko, tas buvo irgi toks svarbus psichologiškas momentas, todėl mes esam patenkinti, ko jie šiandien parodė ant aikštės. Na, šiandien iškovojot pergalę prieš Dainavą, dabar laukia riteriai, tikriausiai tokių sezono momentų, kai kabinatės į 3 vietą, svarbu turbūt yra nebarstyti taškų, taip? Mes einam nuo rungtynių į rungtynių. Mums kožnos sekančios rungtynės yra pačios svarbiausias. Na, to ir palinkėsim tada. Ačiū tavim. Ačiū.